Labas, esu Rūta, sertifikuota neurografikos specialistė ir būsima neurografikos instruktorė. Šiandien labai noriu papasakoti apie neurografiką. Apskritai, kas yra ta neurografika, kodėl jinai tokia galinga ir su kokiais klausimais, kokiom intencijom žmonės dažniausiai ateina piešti neurografikos. Taigi, pirmiausia, noriu pasakyti, kad neurografika tai yra ne vien tik tais piešimas, kuris tikrai mūsų atpalaiduoja mūsų kūną, mūsų protą. Tai nėra vien piešimas. Tai yra labai gili meditacija. Ir antras dalykas, tai yra tiesiog neurografika veikia kaip įrankis, kuris per kūrybinį procesą ir neuronų aktyvavimą mūsų smegenyse padeda žmogui pasiekti psichologinių pokyčių, pagerinti tą vidinę būseną jo ir tiesiog skatina sąmoningą gyvenimą. Ir dabar labai noriu, kad jūs prisimintumėt tokį seną ledkalnio metaforą apie pasąmonę ir sąmonę. Tai yra labai geras pavyzdys aisbergo modelio, kuris yra apie pasąmonę ir sąmonę. Ir viršuje mes matome mūsų sąmonę, ta, kuri mažytė dalelytė, kuri yra mūsų mintis, mūsų suvokimai, mūsų jausmai, tai, kas tiesiog matosi paviršyje, matosi mumise. O viskas, kas yra paslėpta, kas yra viduje, kas yra po ledkalnio viršūnė, tai yra mūsų prisiminimai, tai gali būti mūsų baimės, mūsų traumos, mūsų patirtis, mūsų intuicija, mūsų įsivaizdavimai, labai daug visokių dalykų. Ir būtent neurografikos piešimo būdu mes pažadiname mūsų pasąmonę ir leidžiame jai tiesiog atsiverti ir gilinamės dar labiau į visus tuos paslėptus dalykus, kad galėtumėm juos labiau transformuoti į tokias pozityves, išlaisvinančias galimybės. Tai vat, kiekviena apskritai mūsų išpiešta neurografikos linija apskritai jinai simbolizuoja mūsų mintis ir mūsų įsitikinimus. Ir kaip ir minėjau, mes per būtent piešimo procesą mes susijungiam su savo sąmonė ir su savo pasąmonė. Ir visas tas kūrybos procesas, jisai dar labiau atveria duris į tą gilesnį savęs pažinimą. Ir per coachingo klausimus žmogus dar labiau gilina tą ryšį tokį su savimi ir atskleidžia visus savo senus kažkokius įsitikinimus, atsisako vidinių blokų, pereina per labai gilias tokias emocijas ir apskritai transformuoja jas į pozityves mintis. Tai yra mūsų tikslas, pozityvios mintis. Ir apskritai neurografikos piešimo būdu mes labai daug strateguojam, mes labai žiūrim į ateities tikslus, planus ir taipogi gerinam tą savo vidinę tokią būseną ir harmonizuojam save. Taigi, su kokiais klausimais apskritai žmonės susiduria ir dėl ko jie ateina į piešti neurografikos? Tai pirmiausia, tikriausiai būtų santykių tema. Tai yra labai tokia plati tema ir gali būti susijęta su įvairiais konfliktais, bendravimo problemom ar nesutarimais su šeimos nariais, kolegom, vadovu ir panašiai. Kitas dalykas gali būti baimės. Baimės įvairios tokios kaip aukščio baimė, ar panikos atakos baimė, ar viešojo kalbėjimo baimė. Gali būti įvairius nerimai dėl sveikatos. Gali būti viršsvorio sutrikimai, gali būti priklausomybė maistui. Tikriausiai dažniausiai tokia tema, dėl kurios ateina, tai yra streso mažinimas ir noras labiau atsipalaiduoti ir sumažinti įtampą. Kitas dalykas labai yra įdomi ta tema saviugdos ir tokios savęs pasitikėjimo kelimas ir stiprinimas, atkūrimas savęs. Tai čia būtų pagrindinės tokios temos, dėl ko žmonės ateina, bet jų yra begalės. Todėl aš labai kviečiu jūs tiesiog pabandyti ir patiems įsitikinti, kas čia tokio, suprasti ir pajausti. Ačiū Jums tada labai ir linkiu Jums labai gražios dienos. Iki.